keisim matrasų medžiagą, pažiūrėsim, kaip reikia teisingai krauti laivo akumuliatorius. Dar nupirkau šlangą varikliui, duslintuvui, ten tokia yra plyšas. Ozono generatorių nupirkau ir dar kažką dabar neatsimenu, dar giką parsivežiau į garažą. Noriu ten tą lazy bagą, lazy jackus daryti ir dar galbūt kažką. Labą dienelę. Ir dar mano mėlėjai, mano rankose čia yra gelbėjimas į kostiumas ir už manęs yra kudra. Tai spėkit, ką pabaigoje dar padarysim. Į jį lendama su visais drabužiais, su batais, su viskom, tai vat, kaip esu, taip pilysiu, apiplauksiu ratuką ir turėčiau išgyventi. Paėmiau savo ir draugui ozono generatorių. Ozono generatorius naikina pelėsius ir visokius peliukus, mažiukus ir panašiai. Žodžiu, tokį pastatai laive įjungi, jisai išvalo orą, išvalo kvapus, išnaikina pelėsius, kiek įmanoma ir panašiai. Tai pabandysim. Vikingo iš parduotuviai. 10 eurų ir čia dar kokie 3 eurai bendroji sumoji. Tai atvariau į darbą. Čia ant grindų yra tokia testavimo vieta, čia testuojam tokį variklį. Dar sakau, ištestuosim ir šitą paračiuką. Taip. Nu ką, čia turim ozono generatorius unpacking video. Turime. Pergalis kažkoks, nežinau kam čia jų. Op. O, lecha. Net tapkė nulėkė. Nu gerai. Taip. Va, štai pridedamas yra laidas. Čia vat nusistato rankenėlė pagal skaičiukus, kurie nieko nereiškia. Ir nėra įjungimo mygtuko. O tai... Nu, tai veikia, pasirodo. Viskas visai neblogai. Ta rankenėlė, tai čia jinai nieko nereguliuoja. Čia jinai va įjungi ir viskas. Arba išjungi. Arba įjungi į šitą pusę. Čia vat yra tas ta plokštelė, kuri ten širškia ir tą ozoną generuoja. Ir ten ventiliatorius, kur pučia. Ir ką galiu pasakyti, tai jisai tikrai veikia, nes aš tavo ozoną užuodžiu ir gan stipriai. Dabar įjungsiu, šitai turėtų šviesti mėlynai. Tai kaip veikia tas ozono generatorius? Čia yra tokia plokštelė, ta, kur rodžiau, kur žiežirbuoja mėlynai. Tai žodžiu, ten yra elektros žiežirbos. Tos žiežirbos skaido aplinkui esantį deguonį į atomus. Tada tie atomai jungiasi su kitom dalelėm ir taip susiformuoja O3 tipo ozonas. Tiesiog paskaičiau, ką ChatGPT parašė. Tai žodžiu, principas toksai, čia yra aukštos įtampos generatorius, jisai ten žiežirbuoja ir gaminasi tas ozonas. Ir va ten va matosi tas aukštos įtampos generatorius. O čia yra ta iškrovos plokštelė, tokia va, kuri mėlyna būna. Ir ten tiesiog ventiliatorius, kuris cirkuliuoja ir pučia. Tai veikimo principas yra super paprastas. Tai tas ozonas, jisai tipo pelėsį naikina ir ten blogus kvapus ir taip toliau. Ten, žodžiu, jisai panaikina deguonį aplinkoje, ko pasakoja, viskas aplinkui miršta. Tai laive aš jį konkrečiai naudosiu tam, kad atsikratyti pelėsio kiek įmanoma. Nu tai, tipo, va taip, čia su jo tokia situacija. Čia yra, pagrindinės kajutės gultas ir čia yra atlošas. Tai čia yra abiejų pusių. Norim pakeisti ir tą purloną turbūt pakeisim į naują. Ir medžiagą norim pakeisti, nes nepatinka šitą, darysim viską, tipo naują baldą. O čia yra priekinės kajutės tipo Leforpiko. Irgi va. Ir irgi tą patį reikia padaryti čia viską, žodžiu, iš naujo. Tai čia toks niuansas yra. Žodžiu, šitie va, jie turi tokį kampą, nežinau, čia per kamerą matysi, žodžiu, čia va, nėra status kampas. Jis toks nuožulus yra, tai čia kažkaip tą purloną taip reikės mandriai išsipjauti ir pasiūti tą medžiagą kažkaip sugalvoti. Nu ir šiti irgi, jie yra panašiai, kito forma tokia irgi yra netaisyklinga, jinai čia vat yra platesnė, ten susiaurėja, ta pusė yra stati, tiesi linija, o ta pusė tokia lenkta šiek tiek, tai vat kažkaip reikės čia viską išsipjauti, sugalvoti kaip pasiūti ir taip
toliau, kaip čia išmatuoti ir panašiai. Nu ir čia pradėjau išrenginėti. Pasirodo, šiti irgi turi lygiai tą pačią briauną, vat tokia, vat jinai. Nu, vat kažkaip reikės čia padaryti. Tai padariau skaudą. Čia kai grėbiau ir tiesiai į tą spiglį. Kažkas čia jį palikęs buvo. Tai čia vėl nežino, kiek dar čia jų palikta tokių yra. Tai aš ant tokio ir mėgojau praeitą kartą, gerai, kad neįsidūriau. Tai reikia nusimti čia tos va apsiuvimus. Tiesiog nulupsiu aš juos. Va, tai žodžiu, tas vėmalas jau dabar nuimtas. Čia panašu tie matrasai, tai čia su laivu ir pagaminti, kai gamino laivą, tai ir tos matrasus dėjo. Nes visas net žalias, jisai gal čia tokia spalva turėjo būti žalia, bet toks išlikščius dalykas. Va, kaip antrasis atrodo matrasas iš Forpiko. Vat, ne kažką. Va, tai viskas išvilkta. Reiškia, taip susidėjau, kad būtų lengviau atpiešti. Nes aš dabar čia vat turėsiu stačią liniją. Ir čia vat, tai čia gaunasi status kampas. Žodžiu, kas suprantat, kaip braižasi, tai čia dabar bus lengva išpiešti. Nes jeigu būtų tik viena dalis, tai būtų tada sunku nupiešti, nes nebūtų niekur stataus kampo, nuo kurio galima būtų imti atskaitos vietą. Ką čia atsigert dabar? Šitą gal? Va jo, šitą paimsiu. Čia sultis obuolių. Ne, iš tikro čia yra sidras. Gal kažkada papasakosiu, kaip gaminasi tikras sidras ne kaimietiškais būdais. Kaip geras tikras alus daros irgi ne kaimietiškais būdais. Kažkada ateityje galbūt ir tai bus. Apšilom, tai galim grįžti. Buvo nupiešta viskas taip braižybiškai. Kam labai reikės, tas supras. Peršakau į darbinę kepurę. Varom dabar tą likusį matrasą išsilaupysim. Dar vieną radau. Nemalonu būtų naktį, kad taksai sulystų su binienu. Įdomu, kiek dar esu. Šiaip šitą tai pasiliksiu, jisai dantim gerai bus krapštyti. Čia toliau nupiešiam, ką reikia nupiešti. Čia pažymėjau H10 reiškia aukštis. Šiaip 100 turėtų būti. Ir čia. Jo, gerai. Darbas vyksta, kai visą laiką viską nušikant, tai dabar viską reikia čia susitvarkyti. Dabar apie giką. Čia vat parsivežiau giką iš laivo. Kažką su juo reikia nuveikti. Pas jį vat yra tokia problema. Čia, žodžiu, tas, giko šotas kabinasi. Va, neatrodo patikimai. Tai reikia šitą sukeisti su šitu. Čia kažkoks šniriukas yra. Jį reikia pašalinti. Čia va turiu apsaugą. Tipo groto apsauga, kur dedasi. Jinai čia, žodžiu, turi ją su šnireliais pririšti. Noriu tą medžiagą perdaryti ir padaryti, kad būtų lazy bagas. Tai kas nežino, kas yra lazy bagas, tai toksai dalykas, kur... Tai... kaip paaiškinti, tai toksai tiesiog gyvenimo palengvinimas, jeigu vienas viską darai, tai daug paprasčiau jį turint. Tai čia viskas einasi paprastai. Žodžiu, įsidėjau pagaliuką ir per pagaliuką su plaktuku. Aišku, pradžiai reikėjo atsukti, dar buvo porą varžtų užsukta. Reikia šitą atsisukti, va, jį atlaisvinti. Jisai išsiema. Paimam šitą dedam čia. tą varščiuką čia persuku, viską surenku atgal ir toj parodau. Kaip ir viskas padaryta yra. Čia va užfiksuojam. Na, tas tegul būna. Nu, čia tas tipo kulnas, kaip vadinasi. Žodžiu, viskas gerai, tvarkinga. Čia šitą palieku, jisai gan gerai atrodo. Čia tam tipo, čia tas halso šotas, skaitos kaip, nežinau. Nu, čia kur gikai į apačią pritempia. Toliau viską čia surinkau kaip ir gerai. Čia įdėjau tą varščiuką. Dabar čia vagiko šotas jau ant naujo šito skylio bus tvirto. Reiškia, dar šitą va reikia prisisukti. Prisukau. Šitas biškį maišę tam išimt. Čia būtų viskas išsiėmė be to plaktuko, bet kadangi biškį maišę, tai tas varščiukas, jisai, čia tas visas begelis, jisai dėtas jau, čia ne originalas. Tai, čia kažkas suko, biškį blogai suko. Tai tas begelis yra, tipo, parifuot grotui, kai parifuoji, kad jį įtempti ir ten po to į tą klampę įsitempi. Ir, žodžiu, kitoj pusėje čia
Šitas yra, nežinau, tiesiog tegul būna jisai nemaišo. Čia pačiai būriai įtempti šitas naudojasi, tai šitą virvę lieka. Reikės ateityti. Tik tai šitą šikeliuką pasikeisti, nes man jisai nepatinka. Čia ta panantė kabinas ant kažkokia tai šūdo. Tai va. Vėl viską išardžiau, nes nusprendžiau šitus visgi išimti. Nes, mintis daryti lazy bagą. Lazy bagas čia turės, žodžiu, įsikišti. Tai man reikalinga, bus žinot matmenis ir visa kita. Va, tai čia taip atrodo ta, standartinė burės apsauga. Ir jį turi visą laiką rankom uždėti. Pradžiai susipakuoja burė ant giko susiriša tokiais šniuriukais, jinai, jeigu ten turi pasidaręs. Ir po to čia, turi suraišat, žodžiu, ir... Tada, taip, čia. Taip. Ir toksai gaunasi maišo, žodžiu, turbūt esat matę. Tai čia saugo burė jisai ten nuo drėgmės, nuo saulės, taip toliau. O lazy bagas turi užtruktuką, žodžiu, burė jinai pati sukrenta ant giko, ją ten tik biškį reikia prasloksniuoti, tada užtruktuką, užsisega ir viskas. Tai aš šitą vežuosi namo, namuose susižiūrėsiu, susimatuosiu, išsimatavau giką, ten pasiėmiau tą pavyzdį, tai ten ramiai tiesiog susižiūrėsiu ir kažkaip tada turbūt nuvešiu mamai, kad pasiūtų. Tai ką, bandom išsigelbėti. Teoriškai, tipo, per 2 ar 3 minutės turi žmogus užsidėti šitą kostiumą. Tai žiūrim, ar pavyks. Įsivaizduojam čia dabar, kad bangos plaka, čia šakės, bėlėkas darosi. Aš tik tai gal nelipsiu su batais, nes nenoriu prišiukšlinti tenai vidui. Bet tipo su batais jį lipama yra. Čia labai stengiuosi, kad kuo greičiau viskas dabar. Nes reikia išgyventi. Išgyvenimas. Va. Eina šik čia. Va, reiškia taip. O kaip toliau? Gal kažkaip taip pavyks. Blemba, akiniai. Akiniai ten. Biškai per mažas aš jam. Man didesnė reiktų. Ranka. Žiauriai karšta. Baisiai šiltas daiktas kol kas. Dusina. Bandom užsisegt. Užsisegam. Op. Tipo, stengsiuos giliai nepanert, kad neprisipilt vandens į vidų. Principe galima jį sandariai užsidėti labai, bet dabar taip nedarysiu. Bet net jeigu tas ir vanduo pakliūna į vidų, tai nieko blogo nesušalsit, nes čia yra žiauriai šiltas daiktas. Aš paprakaitu visas. Šalčio visiškai nejaučiu. Labai maloniai apspaudžia kūną. Bet jaučiu, kad balansuot galima tik ant nugaros. Jeigu ant priekio gulčiau, labai kažkas blogai būtų tada. Tai bandau ant nugaros. Tiesiog gultis turi laikyti. Be problemų. Manevruot visiškai neina. Gali tiesiog plūduriuoti ir va taip pakapstytis. Nelabai gali ką daugiau padaryti. Žodžiu, bandysiu grįžti atbulas. Biški batą blogai užsidėjau. Čia va. Žodžiu, biški nepataikiau su batu. Man dėl to jis turbūt biški ir mažas. O dabar, kad normaliai užsidėt, nėra kaip. Labai sunku judėti su juo.
labai žiauriai sunku. Toksai esi kaip meškinas, nieko negali padaryti. Visas surakintas. Pirštai, va, jokių pirštų. Nu, bandau dar užėjimą. Opa! Pirmi įspūdžiai labai neblogi. Deklaruojama, kad šitas daiktas turi padidinti išgyvenimo ten tikimybę ženkliai, jeigu kažkur Arktyje šiauriai įkrenti į jūrą ar vandenyną. Tipo prie plus kažkiek laipsnių, ten plus 4 ar panašiai, turi jame išgyventi ten 2, 3 ar 4 valandas ar kažkas tokio. Manau drąsiai. Su juo žiauriai šilta. Vanduo dabar kokie gal irgi tiek kiek oras, dabar žiema, vanduo ten plus keli laipsniai. Žodžiu, jokio diskomforto, viduj visiškai sausa ir tikrai šilta. Pabandom dabar nusimt. Čia yra užtruktukas. Aha, nenusiema. Nu, jau nebepatinka. Opa. Šiaip gan sunkiai atsisegiau. Gan sunkiai ėjosi. Sunku užsidėti, sunku nusimt. Bet šiaip daiktas geras, man patiko. Nu, išgyvenimui tipo reikalingas. Ekstra atvejui. Tai manau tikrai veikia. Ne šiaip kažkoks žaislas, o tikrai veikianti priemonė, manyčiau. Op. Žodžiu, sausutėlis, labai gerai, labai fainai. Neblogai tas kostiumas, geras daiktas, užskaitau. Dar sakiau, tokią šlangą parodysiu, tą izoliatorių baterijų. Čia vat yra ta šlanga. Žodžiu, pas laivus, nu, turbūt visi žinot, bet aš papasakosiu. Laivo variklio išmetimas dažniausiai eina per, guminę žarną, va tokią, čia specialiai. Tam, kad per ją to pačiu eina karštas garas ir aušinimo vanduo, nes jūriniai varikliai aušinasi, to pačiu vandeniu, kuriame plaukiai. Dažniausiai ten, tarkim, pramoginiai maži laivai. Tai va čia tokia šlanga yra speciali, žodžiu. Kaip šita nėra speciali, nes aš Lietuvoje neradau, bet, čia labai panašus analogas. Žodžiu, tas pats gamintojas labai panašias gamina ir būtent jūrinės. Tai pas mus jinai trūkus buvo, kai mes plaukėm, jinai plyšo, va tokia va skylė, va, toks va pjūvis atsirado. Mes ją sugebėjom tenai užsitaisyti, tiksliau Jonas užtaisė, ten, gerai pavargo, bet sutvarkė. Tai reikės pasikeisti, va, žodžiu, šlanga yra gauta, kažkada, kai važiuosim prie laivelio, reikės ją įsidėti. Ir dar tas baterijų izoliatorius. Tai kas čia per daiktas ir kam to reikia. Kadangi laive dažnai būna dvi atskiros elektros sistemos, tai yra viena varikliui, o kita yra, tipo laivui, apšvietimui ten ir panašiai. Ir kaip išskirti tas dvi sistemas, kaip jas, pavyzdžiui, pakrauti vienu metu ir tuo pačiu metu, kad galėtum elektrą naudoti tik iš vienos. Reiškia, kraunasi visą laiką viskas, o elektrą naudoji tik iš vienos vietos. Tai elektronikoje yra tokie dalykai kaip diodai. Diodas praleidžia elektros krūvį į vieną pusę, bet nepraleidžia atgal. Tai principe čia toksai ir yra labai didelis diodas. Reiškia, čia pajungi, kas tau krauna akumuliatorių. Reiškia, saulės pakrovėjai visi pasijungia generatorius. Nuo uosto pakrovėjas 220, kur yra ir taip toliau viskas pasijungia į tipo inputą. Ir tada yra outputai. Tai outputas nueina į vieną akumuliatorių grupę, kitas outputas nueina į kitą akumuliatorių grupę. Ir taip šitas dalykas krauna visus akumuliatorius iš karto. O kurį akumuliatorių tu nori naudoti, tai laive aš kur tą tokį, tą rankenėlę, kur dedu tą kirtiklį, 2 akumuliatorių. Tai vat su tą rankenėlę tu pasirenki, kurios akumuliatorius tu nori naudoti. Ar vieną akumuliatorių, ar antrą akumuliatorių, ar visus abu. Tai va, tokia sistema. Tai šiam kartui tiek.
taip trumpai, nes prie laivo šį kartą nevažiuoju, prie laivo važiuosiu turbūt kitą savaitgalį. Nu, tai tiesiog parodau tokį update'ą, kad kažkas vyksta, kažkas visgi yra daroma, nes norisi pavasarį tą laivą pasileisti kuo anksčiau, kad kuo anksčiau pradėti plaukioti. Jeigu kažkam kyla kažkokių klausimų, nes daug kažko nepasakau, nes jeigu čia viską pasakočiau, tai čia būtų baisiai viskas ilgai ir neįdomiai. Tai tiesiog parašykit komentaruose, aš tikrai atsakysiu ir papasakosiu viską, kas jums įdomu. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I